Labą dieną. Šiandieną noriu Jums pristatyti labai puikų puslapį mokytis žodžiams ir sužinoti kuo daugiau apie angliškus žodžius. Tai yra puslapis wordhippo.com, nuorodą Jūs rasite po video. Taigi, kaip šitas puslapis veikia? Iš tiesų, jame galime apie kiekvieną anglų kalbos žodį sužinoti labai daug informacijos. Jeigu šiek tiek pavažiuosim žemiau ir paspausim ant Select Options, mes pamatysim, kad čia galim sužinoti kitą žodį, sinonimą tam žodžiui, priešingą reikšmę, žodžio reikšmę, su kuo šis žodis rimuojasi, pamatyti sakinį su tuo žodžiu, daugiskaitą, vienaskaitą, būtąjį laiką, esamąjį laiką, veiksmažodį, būdvardį ir prieveiksmį, daiktavardį, kaip šį žodį tarti, kaip jisai verčiasi iš anglų kalbos ir į anglų kalbą, kitų žodžius prasidedančius su tuo žodžiu, besibaigiančius žodžius turinčius tą žodį ir daug įvairiausių dalykų. Bet aš manau, mes paimkim paprastą žodį ir pasibandykim. Taigi, tebūnie tasai žodelis, paprastas žodelis big. Ir, tarkim, mums reikia pasirinkti variantą ir another word, tai bus kita reikšmė, tai yra tarsi sinonimas, taigi daiktavardžiai ir didžiulis sąrašas būdvardžių, nes big savaime yra būdvardis dažniausiai ir įvairiausių kitų kalbos dalių taip pat mes randame čia. Taigi taip galite surasti sinonimus. Jeigu nebegrįžtant į pirmą puslapį, galim priešingos reikšmės žodį rasti va čia viršuje. Parašykim šiuo atveju žodelį good ir suraskime priešingos reikšmės žodžius. Taigi, vėlgi įvairiom kalbos dalim, įvairios kalbos dalis ir kad ir būdvardžiai randam daug įvairiausių priešingos reikšmės žodžių, tai yra žodžių blogas. Jeigu mums reikia pačio žodžio reikšmės, tiesiog spaudžiam word meaning ir įrašom, koks tai turėtų būti žodelis. Na, tarkim, tebūnie tai tas pats good. Spaudžiam ir tada mums parašo visas įmanomas to žodžio reikšmes, ne? Ką reiškia žodelis good. Jeigu mes norėtumėm reikšmės rhyming, tai yra su kuo tas žodelis rimuojasi, tarkim, paimkim žodelį large, didelis, didžiulis ir štai vėlgi išdalinta pagal tai, kiek yra skiemenų, barge, charge, discharge ir daug įvairiausių žodelių, kurie rimuojasi to žodžiu, kurį mes pateikėm. Pavyzdiniai sakiniai, tai vėlgi, tarkim, jūs suprantat reikšmę, bet jūs nesate įsitikinę, kaip tą žodį reikėtų naudoti sakinyje. Paimkim žodelį tall ir ieškom sakinių. Taigi, there are 3 main best kept secrets on how you can get tall naturally. Taigi, tall, šiuo atveju aukštas, panaudoti sakinyje. Toliau mes galime paprašyti, kad mums išverstų į daug kalbų, nagi pabandykim. Žodelis tall iš anglų, paieškokim, ar yra lietuvių kalba. Ir štai jį, pabandykime išversti. Taigi, mums duoda, kad tai yra aukštas, didelis, taip pat priklausomai nuo kalbos dalies yra ir kitokie žodžiai. Pažiūrėkime, kaip mums ieškos žodžių. Taigi, galim ieškoti bet kiek raidžių žodžių, prasidedančių ar pasibaigiančių ar turinčių savyje tokį žodį. Tai tarkim, jeigu mums reikia kažkokio žodžio, kuriame būtų žodelis, tebūnie small, mažas. Štai, mes turim visą sąrašiuką žodžių, kuriame yra žodelis small. Pradedant tiesiog small, smallest, smallest, bet yra ir kažkokių kitokių žodžių, like smallish, smallness, smalling ir taip toliau. Žinoma, įdomiau yra, kaip žodis būna ilgesnis, tai paimkim kokį nors žodį, pavyzdžiui, interesting, įdomus ir pažiūrėsim, kiek daug žodžių yra, turinčių savyje žodelį interesting.
So disinteresting, interestingly, uninteresting, uninterestingness, interesting, interestingness ir uninterestingly. Jeigu iš tikrųjų mokytis, jeigu mokote žodelius ir mokymasis po vieną žodį atskirai, tai nėra pats geriausias būdas. Visą laiką patariu mokantį žodį šiek tiek pažiūrėti į to paties žodžio, tos pačios šaknies ar giminišką. Jeigu mokotės daiktavardį, pagalvoti, ir yra toks veiksmažodis, jeigu mokotės būdvardį, tai koks būtų daiktavardis to žodžio ir taip toliau. Tai šitas puslapis tam labai gerai. Keliaujam toliau. Žodžio formos. Formos tai yra daugiskaita, vienaskaita, laikai ir visokie kitokios kalbos dalys. Tai tarkim, tiesiog žodis oks, išskirtinis žodis, kalbant apie daugiskaitą, oks yra jautis. Ir mes matom, kad tai netaisyklingas žodis ir daugiskaita yra oxen. Taigi, galit pasitikrinti daugiskaitą arba kažkokias įvairias formas. Žiūrėkim toliau tarimą žodžio. Paimkime žodelį beautiful. Galim vėlgi naudoti tai ne tik anglų, bet ir ispanų kalbai. Pliusas, kas mokotės ispaniškai. Taigi, paspauskime ant say it. Beautiful, beautiful, beautiful. Okay. Taigi, tai yra beautiful. Ir galiausiai yra vardai, vardo reikšmė, vardo kilmė ir daug įvairiausių dalykų. Taigi pasitikrinkim. Aišku, visiems reikia įsirašyti savo vardą, nes tai yra smalsiausia. Taigi, vardas Rolanda pagal šį puslapį yra teutonų kilmės. Pažiūrėkim, ką jisai reiškia. Ir jisai reiškia nuo vyriško vardo Roland ir jis reiškia garbė žemėje arba garbė šaliai. Malonu iš tikrųjų turėti tokį vardą. Ir yra panašios kilmės vardai ir kitokių dalykų jūs taip pat galite sužiūrėti. Tai yra sužinoti. Taigi labai rekomenduoju, jeigu mokote žodžius, šiek tiek pažaisti ir išmokti dar daugiau žodžių, naudojant šiuo puslapiu wordhipo.com.